Sveiki, Gintaras iš anglų kalbos kursai.net. Šiandien tęsime pažintį su sistema Link ir pasižiūrėsim, kaip čia galima mokytis rašto maloniu būdu. Dabar, kas yra tas malonus būdas, taip kaip aš jį suprantu? Tokie dalykai kaip dirbtiniai testai, pratybos įvairių situacijų atidirbinėjimas, turiu omeny situacijų, kurių realybėje gyvenime niekada nepasitaiko, man tai nėra malonus būdas. Yra žmonių tikriausiai, kuriem patinka ten skaičiuoti visokius balus ir kai jie išsprendžia testą ir gauna didelį balą, jie jaučiasi labai patenkinti. Iš tikrųjų, tas pasitenkinimas yra, sakyčiau, labai dirbtinis, kadangi realybėje iš jo naudos praktiškai nėra jokios. Kodėl nėra? Aišku, jūs galit išmokti kažkokį rinkinį frazių atmintinai ir nuėjęs į kažkokią tai vietą, kur bus kalbama angliškai, panaudoti savo tą arsenalą, bet jūs negalit kontroliuoti kitų žmonių. Ir kiti žmonės dažniausiai atsako visiškai ne taip, kaip buvo parašyta vadovėliuose. Taigi dėl to aš sakau, kad tos dirbtinės situacijos faktiškai neduoda jokios naudos. Jūs savo frazę pasakėt, jums žmogus atsakė kitaip ir jūs jau nebesuprantat, apie ką kalba. Taigi turistinės pokalbių knygelės paliekame ramybėje ir einam pasižiūrėti, į kuo čia mums gali pasitarnauti sistema Link. Dabar mes keliausime į forumą ir susirasime kažką, kas mums yra įdomu. Taip, dabar aš atsidarau atvirą forumą ir pasiieškau savo temos, kuri galėtų mane sudominti. Tarkim, man yra įdomi tema apie akcentus. Atsidarau aš tą temą, paskaitinėju ir turiu kažką tai pasakyti, turiu savo nuomonę apie tai. Važiuoju į apačią ir čia yra langas, kur dabar aš galiu pradėti rašyti savo mintis. Taip, tarkim, kad čia yra mano pranešimas. Taip, parašiau pranešimą, jis normaliai būna ilgesnis, gali būti netgi ir labai ilgas. Ir dabar, pirmiausia, aš pasitikrinu rašybą. Čia. Pasirenku kalbą, šiuo atveju parašiau angliškai, reiškia anglų kalbą. Ir tikrinu, klaidų nerasta. Kad būtų įdomiau, padarykim vieną klaidą. Sakykim, šitą žodį mes dabar parašysim iš mažosios raidės. Jau jisai yra pabrauktas raudonai, vadinasi yra klaidingas ir čia dabar yra du būdai. Vienas dalykas, mes galim čekinti šitaip. Jis paraudonavo, spaudžiam ant to žodžio ir čia yra pasirinkimai. Renkamės kažką. Dabar galimas ir kitas variantas, greitesnis. Aš galiu čia spaust dešinį klavišą ant šito žodžio, kuris yra su klaida. Ir va čia iš karto man yra pasiūlymas, kuris mane tenkina. Iš karto klaida yra ištaisyta. Tai čia yra spellingas. Dabar sakykim, kad aš parašiau ilgą straipsnelį čia, ilgą pranešimą. Ir nesu tikras, kaip yra frazės panaudotos, kokia žodžių tvarka, ar jinai yra lietuviška, ar jinai angliška, ar dar kažkokia kitokia. Jeigu aš turiu mokamą akauntą, tada aš galiu kreiptis į savo vadovą, kad jisai perskaitytų šitą mano pranešimą ir ištaisytų klaidas. Tam tereikia paspausti va šitą nuorodą, spausdinti ir atiduoti klaidų peržiūrėjimui. Ir viskas. Mano vadovas peržiūrės klaidas ir grąžins man ištaisytą darbą. Taigi, čia ką aš turiu? Aš realiai bendrauju su žmonėm tomis temomis, kurios man yra įdomios. Čia nėra jokių pratybų.
Čia nėra jokių testų. Aš rašau savo mintis natūraliai, taip kaip man atrodo, apie tuos dalykus, kurie man yra įdomus. Ir va šitą būtent darbą atiduodu taisymui. Gavęs ištaisytą darbą, aš jį peržiūriu ir matau, kur yra mano klaidos ir ką man reikia taisyti. Kol kas aš šituo dalyku neužsiimu, kadangi rašau pakankamai retai, pakankamai mažai, nes vis dar esu susikoncentravęs į žodyno augimą. Ateityje galbūt pasinaudosiu šitą funkciją, gal ir nepasinaudosiu. Dėl ko galiu nepasinaudoti? Dėl to, kad kol kas aš turiu free accountą, tai yra nemokamai naudojasi sistema Link. Ir aš nežinau, ar klaidų taisymas yra toks man svarbus dalykas. Žmonės, kurie ateityje galvoja turėti reikalų su raštais, kurie galbūt darbe tą naudos, tiem yra svarbu. Man yra pagrindinis dalykas bendravimas, raštai netaip svarbu, kita vertus rašybos klaidas aš išsitaisau labai paprastai, kaip jau rodžiau, tam nereikia vadovų. Trečias dalykas, aš tų klaidų ir taip darau pakankamai mažai. O dėl frazių, kai ateis laikas, aš manau, kad mano frazės bus pakankamai geros. Tai yra, jos neturės lietuviško atspalvio, kaip būna, kai žmonės iš lietuvių kalbos verčia į anglų, po to užrašo angliškai žodžiai savo lietuviškas mintis ir tiesiog persišviečia tokie raštai, persišviečia lietuvybė, nors ir angliškai žodžiai surašyta. Kadangi aš klausau labai daug angliškos, originalios, autentiškos medžiagos, tai manau, kad ta lietuvybė man negresia. Dabar, kiek kainuoja šitas malonumas? Nukeliaukim, pasižiūrėkim įkainius. Kadangi klaidų taisymas, tam jau reikalingas vadovas ir tai yra mokama paslauga. Žiūriu kainas. Va čia yra parašyta, kiek kas kainuoja. Taip, čia matau pokalbiai. Štai. Klaidų taisymas. 100 žodžių ištaisymas kainuoja 333 taškus arba 3,33 dolerio. Įskaitant 50 procentų diskauntą mokamų sąskaitų turėtojams. Taigi, klaidų taisymas yra pakankamai, mano supratimu, pakankamai brangus vis dėlto. Jeigu aš dabar šiuo atveju, kada aš turiu free accountą, reiškia, aš neturiu šitos nuolaidos 50 procentų, aš turėčiau mokėti dvigubai daugiau. Kalbėjimas, jis man netrodo brangus. 15 minučių vienas ant vieno pokalbis, 5 doleriai, čia yra, sakyčiau, maža kaina už tokio lygio paslaugą. Grupinis pokalbis, kai yra 4 žmonės ir vadovas, jis dar pigiau kainuoja. Už 5 dolerius galima kalbėtis visą valandą. Faktiškai, jeigu žmogus lanko anglų kalbos kursus, kur sėdi 1 valandą, aš labai abejoju, kad kas nors už 5 dolerius ten su juo žais Lietuvoj. O čia už 5 dolerius galima kalbėtis su anglais, amerikiečiais, kanadiečiais, nežinau, su kuo tik tai patinka. Tai va, šitas variantas, sakyčiau, kainos prasme yra labai geras. Ir kai aš pradėsiu praktikuoti savo kalbėjimą, tai šitus dalykus tikrai naudosiu. Dėl žodžių, dėl klaidų taisymo nesu tikras, kadangi vis dėlto man atrodo šitas dalykas nėra toks jau labai ir pigus. Bet iš tikrųjų, kam rašyba yra svarbu, ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, yra pasiruošęs mokėti pinigus repetitoriui, lietuviui, tai galimas dalykas, kad va šitas variantas, kurį aš čia pristačiau, turi prasme. Kadangi yra didelis skirtumas, ar daryti pratimus beprasmius, kažkokias tai dirbtinės situacijas nagrinėti, ar natūraliai bendrauti su žmonėm raštu, ir būtent šitus raštus vadovas peržiūri, ištaiso ir mum duoda rekomendacijas. Tai va, tiek šiandien ir norėjau parodyti, kaip mokytis rašto sistemoje Link. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad ši informacija jums bus naudinga ir iki kito karto.